Su Iron Mama sportuoju nuo balandžio mėnesį. Buvo toks geras įsivažiavimas į dviračių sezono po žiemos. Po žiemos buvo sunku, taip, bet kartu įvairiose treniruotėse smagiai praleidom laiką, išmokome įvairiausių saugumo, tai kaip saugiai važiuoti dviračiu. Jeigu žinai, kad vakare treniruotė jau žiauriai laukia? Taip, jau laukiau, būnu pasiruošusi drabužiuose iš ryto vos ne. Taip, labai smagu po darbo, taip, kai visą dieną sėdi kokiam kompiuterį, tada šokti ant dviračio ar važiuoti su merginom, paplepėti. Puikus laikas. Labai vyras džiaugiasi, vyras mane labiausiai ir įtikino prisijungti ir aš turėjau didelę pertrauką. Man čia yra nuostabi bendruomenė, visom rekomenduoju atrasti bendraminčių ratą, išbandyti save, išmokti naujų dalykų, pradedant dviračiais, plaukimu ir bėgimas turbūt tokia labiausiai įprasta veikla, bet visa kita su komanda yra daug smagiau. Aš labai myliu dviratį ir aš visada ieškojau bendruomenės, su kuo tai minti ir tada radau Iron Mama, prisijungiau ir labai dėl to džiaugiuosi. Tai davė tikrai labai praktinių žinių, nes, kaip sakau, mano laisvalaikis visada buvo dviratis ir ateiti ir išmokti tokių profesionalesnių gudrybių, tai žiauriai faina.